Sveiki! Sveikinu su jumis šiandien atsisėdus štai tokio nesimatėm, bet lotoso pozai, dėl to, kad šiandien noriu pasidalinti su jumis apie 5 Tibeto pratimus. Tai šiek tiek apie juos ir parodysiu pratimas po pratimo, kaip juos reikėtų atlikti. Aišku, internete yra medžiaga, yra tikrai daug informacijos apie tuos Tibeto pratimus, yra netgi YouTube video, bet gal jūs mano parodymas įkvėps, gal jūs sugalvosite pradėti juos atlikti. Taigi, tai pirmiausia, tai Tibeto pratimai, jie vadinasi 5 Tibeto pratimai, kadangi iš viso yra tik 5 pratimai, bet juos reikia daryti vis didinant jų skaičių. Tai reiškia, kad pradėti Tibeto pratimus reikia nuo 3 kartų vieną pratimą. Reiškia, vieną pratimą 3 kartus, antrą pratimą 3 kartus, trečią, ketvirtą, tai visus pratimus po 3 kartus. Ir taip visą savaitę daryti kiekvieną dieną tos pratimus. Rekomenduojama juos tikrai daryti kiekvieną dieną, maks vieną kartą per savaitę galima nedaryti. Bet aš rekomenduočiau ištisai kiekvieną dieną daryti juos. Tada vieną savaitę padarius po 3 pratimus, sekančią savaitę, tiksliau kitą savaitę jau mes darome, pridedam po 2. Reiškia, jau vieno pratimą 5 kartus, antrą pratimą 5 kartus, trečią pratimą 5 kartus, ketvirtą ir penktą pratimus 5 kartus. Ir taip kas savaitę pridedam po 2, kol gausis kiekvieno pratimo po 21 kartą. Patikėkit, tikrai padarius 21 kartą, kiekvieną pratimą po 21 kartą, pas jūs ir fiziškai, kad pasportavot, ir paprakaituosit normaliai, bus toks grinai fizinis krūvis tikrai labai normalus. Ir kitas dalykas, kiek tai užima laiko. Bandžiau sekti, kiek laiko užima man daryti pratimus, tai dažniausiai būna taip, kiek kartų darau pratimą, pavyzdžiui, ten 5 kartus, tai užims 5 minutės visi pratimai su viskuom. Jeigu darau 7 kartus, kiekvieną pratimą po 7 kartus, tai maždaug apie 7 minutės. Ir taip po truputėlį, va taip, kai mes keliam po 2 pratimus, tai maždaug po 2 minutės ir prisideda to tokio papildomai sporto laiko. Tai realiai 21 kartas turėtų būti 21 minutė, panašiai, plus minus, ten pagal kiekvieno tempą. Toliau kitas dalykas, po kiekvieno pratimų atlikimo reikia padaryti po 2 kartus kvėpavimą. Konkrečiai kvėpavimas yra toksai. Įkvepiam į pilvą, išpučiam pilvą, niekas jūsų nemato, galite išpūsti normaliai pilvą, įkvėpti į pilvą, kitaip sakant, ir iškvėpti per O raidę. Reiškia, įkvepiam į pilvą ir iškvepiam per O raidę. Galima sakyti O, jeigu yra patogiau. Tai va būtent po kiekvieno pratimo po 2 kartus įkvepiam į pilvą ir iškvepiam per O. Kokie dar niuansai su tais Tibeto pratimais? Tai iš tikrųjų stengtis kiekvieną kartą padaryti kuo geriau ir pajausti savo kūną, kas jame vyksta. Iš pirmų kartų gal jūs nelabai kažką pajausite, bet darant vis daugiau pratimų, tiksliau daugiau kartų pratimus, pradėsite jausti, kuris raumuo tempėsi, kuris ten kažkas su kitu raumeniu kažkur kažkas vyksta. Gali atsirasti tam tikras skausmas vietomis. Viskas čia yra normalu, kadangi mes atliekam pratimus, mes įnešam energiją į mūsų kūną ir ta energija veikia. Ir kiekvieną dieną jinai gali veikti skirtingai. Tai va, tai ką, galiu pradėti tada nuo pratimų. Tai pirmas pratimas dabar aš nesustosiu, nes jums nieko nesimatys, bet esmė tame, kad atsistojame tiesiai ir ištiesiam va šitaip rankas į šonus. Ir sukamės aplink savo ašį. Reiškia, vienas kartas yra sukimasis aplink savo ašį. Va taip, jeigu pradėčiau suktis, va taip, pagal laikrodžio rodiklę. Laikom tiesiai rankas, ištiestai stovim ir sukamės. Va taip, vienas ratukas apsisuka, kitas ratukas ir taip kiek kartų, jeigu pradeda daryti, tai 3 kartus tą pratimą padarot, jeigu po to 5, tada 7 ir taip toliau kiekvieną savaitę. Reiškia, 3 kartai, tai 3 apsisukimai, tada sustojam ir, kaip sakiau, 2 kartai įkvėpti ir iškvėpti. Reiškia, įkvėpiam į pilvą ir iškvėpiam per O. Kodėl reikalingi tiek įkvėpimai ir iškvėpimai? Tam, kad stabilizuoti kūną. Pavyzdžiui, jeigu mes darome šitą pratimą,
Tai, žinot, 3, 5, 7 kartai dar nieko, jau kai bus 9, 11 ir panašiai, jau šiek tiek gali apsisukti galva. Tai tam, kad stabilizuoti kūną, mes tiesiog įkvepiam ir iškvepiam. Dėl to po kiekvieno pratimo, padarius tam tikrą kiekį kartų, reikia būtent padaryti įkvėpimą ir iškvėpimą, kad stabilizuoti viską. Taigi, toliau antras pratimas yra, nežinau, aš jų pavadinimų, žinokit, nežinau, bet tiesiog antras pratimas. Dabar aš jį parodysiu. Pirmiausia, tai taip, pasikoreguoju, kad jūs matytumėt. Turime atsigulti, kojas tiesiai, viskas tiesiai. Dabar su įkvėpimu mes kelsime kojas ir lenksime galvą, su iškvėpimu atsitiesime atgal. Tai kaip dabar taip atrodo? Rankos prispaustos prie žemės. Ir dabar įkvepiam į pilvą, iškvepiam per O. Nu va, jau jaučiasi toksai šilumėlė. Jau po pirmo pratimo, po antro pratimo tiksliau jaučiasi šilumėlė. Tai dabar toliau darysime trečią pratimą. Tai pirščiukai va šitaip turi būti. Juos reikia užriesti. Tada čia išsitiesiam. Taip. Rankytės ant sėdimosios dalies. Ir dabar pirmiausia mes lenksimės atgal su įkvėpimu. Visi pratimai darosi su įkvėpimu ir iškvėpimu. Reiškia, įkvepiant mes lenksimės atgal, o iškvepiant lenksimės į priekį. Tai dabar įkvepiu. Ir atgal turi būti išsirietimas ir galva atgal. Tada į priekį. Į priekį irgi bandom daryti katę. Per šitas vietas mes susilenkiam lytis į tokį kaumuoliuką ir nuleidžiam galvą. Rankos lieka ant sėdimosios dalies. Toliau vėl. Na, dabar atlikus pratimą, kaip ir sakiau, įkvepiam į pilvą ir iškvepiam per O. Vėl įkvepiam. Turi judėti tik čia ir iškvepimas per O raidę. Toliau, ketvirtas pratimas, paprasta pavadinti, tiltelis. Nes darysime tiltelį. Tai pirmiausia, atsisėdame L formą, taip, rankos prie užpakaliuko, čia maždaug tokiame, tokioj pozicijoje ir darom tiltelį. Reiškia, pirmiausia įkvepiam, padarom tiltelį ir iškvepiam, kai jau grįžtam į tą pačią poziciją. Darant visus pratimus, kai padarom pratimą, pabūnam sekundę, 2. Ir jaučiame, kas tempiasi kūne. Ir vėl po pratimo. Matot, kaip juda pilvas. Aišku, čia to pilvo biški ir taip yra, bet kai įkvėpiai turi judėti būtent pilvas ir viskas išeiti iš gilumos per burną. Tai paskutinis 5 pratimas. Ir čia šitam pratimui aš patarčiau jį daryti arba jeigu su sportinė avalyne darote pratimus, o jeigu ne, tai tada daryti be kojinių. Ką ir aš padarysiu, nusimsiu kojines
Nes iš esmės mūsų kojos turėtų būti visą laiką toje pačioje pozicijoje, kai mes atsistosime. Ar mes darysime vienai pratimą ar kitaip, bet kojos turėtų išlikti savo vietą, turėtų nejudėti. Dėl to yra patogiau daryti be kojinių arba su tam tikrai jau pritaikyta avalynė. Ir dabar mes padarykim tokį kaip išsirietimą. Taip. Ir su įkvėpimu darom V apverstą, žodžiu apverstą V raidę. Pasireguliuojam kojas, kad būtų patogu. Ir su iškvėpimu vėl į gyvatę. Išsirečiam visą kūną, galvą atgal. Ir tada vėl V apversta forma. Žemyn galva. Ir tempiasi viskas. Stengiamės kojas siųsti atgal. Ir vėl grįžtam į tą pačią poziciją. Po šio pratimo vėlgi. Na va, aš šią savaitę darau 11 kartų kiekvieną pratimą. Tai jau tikrai jaučiuosi tokia paprakaitavusi ir ant mano veido gali matytis. Aš esu minėjusi, kad su Tibeto pratimais jau esu kelinti metai. Bet buvo tarpas, kai aš dariau, buvo tas laikotarpis, kai aš tik pradėjau daryti juos. Atėjau iki 21, tam tikrą laiką dariau normaliai tos pratimus, tą maksimumą ir viskas buvo gerai. Po to buvo gyvenime toks tarpsnis, kad gal nelabai galėjau savo skirti rytais tiek laiko, kiek reikėtų. Tai tada gavas, kad Tibeto pratimai liko tokie kaip nuošaly, vaikščiojimas tebeliko, bet Tibeto pratimai buvo tokie į šoną pasitraukę šiek tiek kažkuriam laikui. Ir dabar vėl ne per seniausiai aš vėl prie jų grįžau, nes pagalvojau, kad noriu mankštintis, noriu sportuoti. Tai pagrinde aš turiu rytais vaikščiojimą, turiu Tibeto pratimus ir labai retai, nors sakiau, kad reikėtų pasistengti dažniau, aš pasidarau savo tokį išlaisvinantį šokį. Tai apie tai irgi kažkada sukursiu video, nes tas išlaisvinantis šokis irgi daug ką duoda, irgi turi tam tikrų dalykų, ką aš esu pritaikiusi savo šokyje ir visokių būna dalykų. Būna, kad per šokį išeina tam tikros emocijos. Kitas dalykas, šokant mes suaktyvinam savo kūną ir tam tikri pratimai, jie duoda energijos visai dienai. Tai va, aš visus tos dalykus esu įtraukus ir tą tokį išsilaisvinti, aš pavadinau šokį, nes iš tikrųjų tame šokyje nėra ribų. Tai dėl to toksai skamba išsilaisvinti šokis. Tai apie jį tikrai sukursiu video, manau, kad gal netgi pabandysim kažkaip pasijungti kokią nors grupę, kad pabandyti gyvai arba online nuotoliu savo namuose pasišokti. Tai va, o šiandien tiek apie Tibeto pratimus, tikrai rekomenduoju. Pabandykite po 3 kartus, pažiūrėkit, kaip jums jaučiasi tie pratimai, gal jie jums patiks. Tai tiek šį kartą ir iki kitų.